įvesti šitą erdvę, noriu papasakoti sceną iš Tarkovskio nostalgijos. Ten yra poetas, kalbasi su maža mergaitė Andžela ir jisai sako, aš to papasakosiu tokį pasakojimą. Eina žmogus per mišką ir žiūri, sako, iki ausų įklimpęs kitas žmogus. Jis nusimeta paltą, rizikuodamas savo gyvybę, šoka išgelbėti, ištraukia jį. Tas ištrauktas sako, ką tu čia darai? Sako, kaip tai ką? Sako, aš tave išgelbėjau. Sako, kvaily, aš juk čia gyvenu. Tai ką aš norėjau pasakyti? Aš čia gyvenu, manęs gelbėt nereikia. Sveiki atvykę į Viliaus Orvido taiklų nepataikymą. Kodėl taiklus nepataikymas? Aidas Marčėnas cituoja Osipą Mendelštamą, kad jis sakė, kad Mendelštamas, kad poezija tai yra taiklus nepataikymas. Mikutis tikrai girdėjo tą pasakymą, bet jis praplėtė ir jisai sakė, menas yra taiklus nepataikymas. Ir balandžio 27, čia prieš kelis mėnesius darėm tą renginį per Mikučio gimtadienį Kretingoj. Tai pavadinom, bandėm apjungti Mikutį ir Orvidą. Tai Viliaus Orvido menas, atminimas ir pavadinom dėl to Viliaus Orvido taiklus nepataikymas. Nerijus negalėjo atvažiuoti, apsirgo, tai sakau, išzyziau, kad vis tiek turėsi išpildyti tą dalyką. Ir todėl kažkaip tai jisai davė tokią mintį, čia susirinkom. Apie Mikutį ir Vilių tokį truputį įvest. Yra, sakyčiau, aš čia taip labai grubiai, alegoriškai pasakysiu, yra dvi žmonių grupės. Yra normalūs žmonės ir yra nuobodūs žmonės. Bėda yra, kad nuobodžių žmonių yra dauguma. Ir jie kažkaip tai tuos normalius žmonės pravardžiuoja keistuoliais. Jie sako, jie keistuoliai. Tai va, ir kažkaip tai Kretingoj buvo tokia Oksana Judakova, tai jinai kažkokį tokį švelnesnį terminas yra sugalvojusi, jinai kažkada čia yra Oridų sodyboje skaitė paskaitą, tai jie pavadino outsideriais. Bet aš sakau, jie normalas ir tie. Mikutis buvo labai normalus žmogus. Be galo normalus žmogus. Jis keistai kitiem atrodė. Vilius Orvidas buvo normalus žmogus. Ir Mikutis žadino iš to nuobodumo kitus žmonės. Buvo nuobodu tais laikais gyventi veidmainystėj, gyventi kažkokiam mele, gyventi marksistiniam materializme, pragmatizme tokiam. Šiandien mes galim sakyti kapitalistiniam materializme kažkokiam gyvenam. Ir jis visus jo žadino. Yra nuobodu gyventi, bijant išreikšti savo mintis. Yra nuobodu gyventi, bijant išreikšti savo tikėjimą, bijant būti krikščioniu. Yra nuobodu. Ir iš visų tų dalykų Mikutis žadino žmonės tiesiog. Ir jisai sakė, mano pašaukimas yra pažadinti, sako. Ir jis, aš iš Viliaus Orvido girdėjau, jisai savotiškai, galim sakyti taip, jisai pažadino Vilių Orvidą. Vilius Orvidas pažadino mane, daug mano bičiulių. Tai va ir Nerijų pakviečiau Čepulį kaip normalų žmogų. Jisai ten, kai reikėjo rašyti, vis tiek ten parašėm filosofas, draugas ar daktaras. Tai va, bet jį pakviečiau kaip normalų žmogų, jis turi tas etiketės, viskas svarkoj, mums labiau svariau, atidžiau tavęs klausysim. Ir kai kalbėjom apie ką pasakyti, apie ką kalbėti, aš sakau, in memoriam, atminimai, prisiminti. Mes Viliaus Orvido ir Mikučio atminimui galim pasodinti medį, galim susirinkti kalnus giedot, galim dar kažką tai padaryti. Nerijus kalbėjęs. Tai nėra apie juos, bet jų atminimui.
Čia taip oficialiai turėtų vadintis paskaita, nežinau, In Memoriam Justinas Mikutis ir Vilius Orvidas. Arba lietuviškai Justinui Mikučiui ir Viliui Orvidui atminti, prisiminti. Pradėsiu iš toliau, kadangi jau Giedrius apie kiną pradėjo šnekėti, aš irgi labai mėgstu žiūrėti filmus. Tiksliau buvo toks italų režisierius Felinis. Ir jisai buvo pastatęs 7 filmus ir 1 trumpametražį. Tai reiškia, jis buvo pastatęs 7,5 filmo. Jam buvo virš 40, labai blogas amžius vyrams ir moterims gal. Tas vadinamasis toks pasimetimas, toks kūrėjams, sakom, būna netgi tokia kūrybinė sausra ir jam būtent buvo ji. Jis nebegalėjo pastatyti filmo. Bet, žinot, yra tas komercinis pasaulis, plus tave šiek tiek vis tiek įtakoja aplinka, kaip tu toks jų pasaulį išgarsėjęs režisierius, tu turi pastatyti, jau ilgai nepastatyti, turi pastatyti filmą. Ir taip visi padarė tokį didelį psichologinį spaudimą, ypač prodiuseriai, kad jam reikėjo pastatyti tą filmą. 8, kadangi vienas dar trumpametražis, tai 8,5, ar ne? Ir ką, jisai atsisėdo ir pradėjo mąstyti, kaip čia statyti, ir jisai vis mąstė apie tai, kaip jis dabar nebeturi įkvėpimo ir kaip jis nebeturi nieko, ką pasakyti pasauliui. Ir jis pastatė apie tai filmą, kaip jis nieko neturi pasakyti pasauliui, ir tą filmą pavadino 8,5 su Mastroianniu. Ir tai buvo turbūt garsesnis filmas negu iki tol buvę, ir Amerikoje net Oscarą gavo. Ta prasme, kad žmogus sako, norit, kad aš šnekėčiau, tai aš jums šnekėsiu apie tai, kad negaliu šnekėti, neturiu ką pasakyti. Ir žiūrėkit, net irgi galėjo tai būti visai žinutė. Gal net paguoda tiem žmonėm, kurie dar tik artėjo 40, arba tiems, kuriems jau praėjo ir kurie irgi save susitapatino, kaip kartais sunku kažką pasakyti, kai reikia kažką pasakyti. Ir tu tiesiog gal kada reikia ir patylėti, arba tiesiog pasipasakoti apie tai, kad negali kažką pasakyti. Ir tai jau visai rezultatas. Bent jau gal 40-mečiams. Kodėl aš dabar jums tai pasakoju? Todėl, kad būkim bėdini, bet teisingi, reikia prisipažinti, kad netgi išpažinti atlikti. Kai Giedrius man paskambino ir sako, reikėtų pašnekėti apie Mikutį ir apie Orvidą, aš sakau, kodėl? Jis sako, aš dabar grįžau į Lietuvą, aš tokią misiją jaučiu. Tai jis sako, atsimeni, šnekėjom apie Mikutį, dar kai buvom Pizoj. Sakau, ne. Ir žinot, mane šiek tiek, aš jau dabar galvoju, kaip čia dabar man čia šnekėt. Ir kai Angelė dainavo pagal Milašių žodžius, pagalvoju, išblūkė atminimai. Tai jeigu dabar reikėtų, aš dar aišku taip ir nepašnekėjau apie juos, bet jeigu reikėtų pavadinti tą paskaitą, apie kurią aš dabar šnekėsiu, tai yra išblūkė atminimai. Tai tu Giedriau nepyk, kad bus apie išblūkusius atminimus, nors tu sakai, kad reikia In Memoriam. Tai jis sako, reikia pašnekėti apie Mikutį, apie Orvidą. Tu iki pas Orvidą buvai. Sakau, bet irgi neatsimenu. Ir paskui pradėjau mąstyti, aš netgi labiau atsimenu apie Orvidą, ką aš šnekėjau Italijoje pasakodamas, negu kai buvo iš tikrųjų. Aš labiau atsimenu save šnekantį ir ten, kad kai kurie mane suprato, negu tai, kaip iš tikrųjų buvo ten. Vis tik kaip tiek daug metų praėjo. Sakau, nežinau. Negana to, būtent turbūt dėl to iš dangaus gavau tą ligą ir net susirgau ir net neatvažiavau. Kaip aš dabar pasakosiu apie kažką, kai nežinau, apie ką pasakot. In Memoriam, jis sako, In Memoriam. Ir tada galvoju, In Memoriam. Žinai, ką sako, jau kas, aš galėsiu pradėti apie Mikutį, apie Orvidą, bet paskui pasakosiu tiesiog apie, kas yra In Memoriam. Gal net šiek tiek filosofiškų žvilgsnių ir apskritai, kas tai yra mūsų atmintis. Ir ar taip jau yra blogai, o čia šiek tiek kaip ir oponuosiu, ar taip jau yra blogai išblūkusi atmintis. Beje, pagal Oskaro Milašiaus, jeigu išsirinkas pradau šitas eiles, tai kaip ir neblogai. Nes gal, čia nedarykim dogmų kažkokių, bet galbūt išblūkę atminimai netgi kažkaip tai patikrina ir netgi rodo meilės tikrumą. Nes, žinot, neišblūkę atminimai, tai tokie būna. Va čia dar viena situacija ir pagalvojau netgi kaip su pranciškoniška dvasia norėčiau šituo savo pasisakymu, prie kurio taip ir neprieinu, nes išblūkė atminimai, norėčiau suvauti mažuosius, atstumtuosius, outsiderius. Žinot, kad šitam kontekste yra maži atstumtieji. Tai tie, kurie pažinojo Viliaus, arba apie jį neatsimena, arba jeigu ir atsimena, tai jie tokie būdavo, ten nuo šaliai. O visi kiti,
jie buvo arti prie imperatoriaus ir net jie gali, pavyzdžiui, klausyti tavęs. Ir jeigu tu kažką pasakoji apie Vilių Ordą, kažką matyti, jie net gali pasakyti, nesąmonė. Ne, nu kur tai ne. Banalu. Lėkšta. Ne, su Vilium buvo kitaip. O su Mikučiu jūs nesupranta čia. Supranta apie ką aš? O tie mažieji, kurie, sako, kaip mums tai patinka išgirsti, kaip kažkas pasakoja, o jau savo liežu nebijom ir pradėti kažką sakyti, nu net kokie čia, ką mes čia galim tokio protingo pasakyti. Kad dar suaštinti šitą dalyką ir po truputį galbūt eiti link filosofijos, teologijos. Papasakosiu aš tą anekdotą, kuris man yra labai brangus. Visą laiką buvo brangus, dar tuo metu, kai kovojau, liturginės kovas kovojau, teologinės kovas kovojau, norėjosi tikrumo. Tai kai papasakosiu anekdotą, suprasit, už ką aš kovojau. Ok, religinis anekdotas, čia ne apie katalikus, sakykime šiek tiek toliau, dzenbudistai, ar ne? Dzenbudizmas yra meistras, mokytojas, yra mokiniai ir jie medituoja. Medituoja ir va panašiai kaip čia, tos musės trukdo, bet ten blogiau, ten pradėjo katė kniaukti šalia jų už durų. Mokytojas šiek tiek nutraukė iškvėpęs oro meditaciją ir sako artimiausiam žmogui, kuris buvo prie durų, nueik prašau, pririšk tą katę toliau, kad jinai mums netrukdytų medituoti. Gerai, jis nuėjo pririšo ir jie toliau medituoja. Gražiai atmeditavo, baigėsi meditacija, išsiskirstė visi, po savaitės susirenka vėl į šventąją meditaciją. Katė vėl ten sukinėjasi, nes katėsgi pripranta prie tam tikros vietos, ar ne? Pripranta. Ir mokytojas sako, kad nebūtų problemų, prašau iškart pririšk katę. Pririšk katę. Pririšo, pameditavo, paleido katę. Mokytojas buvo šiaip senyvo amžiaus. Ir jis numirė. Jis numirė ir jo vietą užėmė, tas, kur jau mokinys, kuris dažniausiai katę pririšdavo. Tai dabar jis perina į mokytojo pusę ir jis ateina. Tu būsi, kuris katę prieš katę. Medituoja. Ir mirė katė. Mokytojas atėjo. Čia tas mokytojas numeris 2. Kaip būna su tais mokiniais, kurie tampa mokytojais. Jis sako, aš prisimenu mirusi mūsų mokytoją. Aš atsimenu tas dienas, kai buvo pririšta katė. Kaip mes dabar medituosim be katės? Prašau, nueikit į kaimą, suraskit katę. Atneškit katę ir pririškit. Rado katę, atėjo, pririšo. Na ką tai reiškia, jie tai pririšinėdavo katę ir panašiai. Tas mokytojas mirė, jį pakeitė kitas, trečias, susikūrė mokyklos, kurios pradėjo tarpusavį diskutuoti, kaip teisingai pririšti katę. Čia linksmoji dalis, o paskui anekdotas baigėsi labai liūdnai. Šiaip tai liūdnas anekdotas. O paskui prasidėjo karai tarp įvairių grupuočių. Buvo žudomi moteris, žudomi vaikai, privartaujamos moteris, sprogdinami namai, nes nesusitardavo, kaip teisingai pririšti katę. Ir susikūrė atskiros mokyklos netgi su savo autoritetais. Kaip teisingai pririšti katę. Tai va, tai matosi su ta atmintim. Ta atmintis tokia yra prostitutė, skaičiau šiek tiek kartais. Atsimenam, ką norim atsimint, neatsimenam, ko nenorim atsimint. Gerai, tada aš dar kartą susiskambinom su Giedrium, sakau, tikrai neatsimenu. Gerai, o jis sako, vis tiek tu turi sudalyvauti. Aš tau atsiųsiu audio. Ok, atsiuntė audio, 3 įrašus. Vienas iš jų pusė fonas labai fonuoja, ten labai sunku išgirsti. Tose audio buvo Mikučio ir Orvido pasišnekėjimai. Šiaip aš nebuvau girdėjęs. Sakau, apie Mikutį kažką buvau girdėjęs, bet tikrai jo nesu matęs niekada gyvenime. Dar mano amžiaus buvo, aš tada dar vaikas buvau. O tiek, kiek su Giedrium, sako, aš nebeatsiminiau. Aš paklausiau šitos audio. Su Vilium Orvidu jo. Tai ir tada klausydamas man vėl tokia mintis. Tai aš dabar turėsiu dalintis in memoriam. Aš turėsiu prisiminti tai, ką prisimena, tarkime, tie du žmonės šnekėdami ir kažkur apie praeitį ir dar jų tas balsas rašytas yra į technologinę atmintį. Dar estetinė technologinė atmintim. Nežinau, kiek čia tikra. Ir vis dėlto, ką aš iš ten išsirašiau, gal tai nuskambėjo šiek tiek ir sausai, tiesiog, nes juk ne aš prisiminiau, o prisiminė audio šitas prietaisas. Apie Mikutį Orvidas sakydavo, kad yra klojantis Pranciškus.
aš kaip prisimenu atėjau į ordiną, tai mums nemažai būdavo Orvidas teikiamas kaip pavyzdys pranciškono. Tai atrodo, o čia jau tas didysis pavyzdys, ar gali būti už jo. O pasirodo, klausau, ne Orvidas, tai laikė, jeigu jį kažkas būtų rodęs pirštais, iškart būtų rodęs pirštų į Mikutį. Va čia yra Pranciškus. Jis vadino klojojančių Pranciškų. Dar nepaminėjau iš atminties, kad mūsų pašaukimai turbūt, vėlgi čia iš atminties, nežinau, kas patvirtins, kas paliudys, kiek atsimenu, bent jau 3 mes esam, tai Giedrius, Juozapas Marija ir aš, kurie pas Orvidą ir Audrius Šarka, 4. Tai pas Orvidą ar jo dėka, ar jo sodybos dėka būtent nusprendėme eiti šito keliu ir kurį laiką ėjom Pranciškaus keliu, būti ordiniai ir panašiai. Ir aš paskutinis. Turbūt gal net Giedrius iš mūsų seniausiai pažino Orvidą ir ilgiausiai. Tada turbūt Audrius gal, Juozapas. O aš atvažiavau ir jis numirė po 4 dienų. Tai čia spėjau tokiais atvejais, kaip sakoma, iššokti į traukinį. Nu ir dabar jeigu sukurti tą mistinę tokią, o ką tau mokytojas pasakė? Nu ką man pasakė? Man pasakė taip, vakare, kai mes grįžom iš mišių sekmadienį, dar kažką tam darėm ir pagrojom ir jau pasimeldėm, pavalgėm vakarienę ir jau kaip ir ėjom miegoti. Aš man atrodo rūkiau, gal buvau sustojęs parūkyti, dėl to prie Orvidas. Ir sako, žiūrėk, aš tau kur vakar daviau kast šulinį prie tos kalnelio tokio. Ir beje, o atmintis išdilo, aš vakar prašiau Giedrius, kad parodytų, kuri ta vieta, nes nieko nebeatsiminiau, kur sodyboj kas buvo. Tai gerai, kad priminė. Tai tą šulinį, kur aš kasiu, Orvidas man sako, čia jis labai svarbus. Nu, sakau, turbūt nemažiau svarbus negu čia visi, kur dirbo. Nu jo, bet sako, šitas labai svarbus, sako, bet ne tavo 1-3, tai mano draugas gavo dar vieną kastą, o 3 nežinau, kas kasė. Sako, čia bus lėkščių nusileidimo vieta. Sako, tau tikrai labai svarbus darbas. Aš buvau visada prie humoro ir tuo metu, kaip Giedrius dabar sakė, man visada patiko tie vadinamieji nenubodų žmonės. Ir aš tą pagalvojau, nenubodų žmogus. Na, aišku, kad vis tiek jau pastudijavęs ir teologas ir panašiai, tai tikrai nepasmerkiau, nesakau, man, tai ir narkomanai, ten reikdavo stipriau, toks aplinkui tie žmonės, kurie man imponuodavo, kurie yra tokie, tai yra. Ir galvoju, čia vienas iš jų. Tai šia prasme, aišku, aš gal ir nepatikėjau, kad bus lėkštės, bet man žiauriai patiko šita mano misija, kad aš turiu iškasti vieną iš tų parodomųjų ženklų, kad žinotų, kur lėkštė nusileisti. Tikėjausi, aišku, kad dar kažką man daugiau pasakys, bet paėmė ir numirė žmogus. Numirė žmogus ir tą vakarą, kai numirė, čia vada, jeigu iš atsiminimų, tai Edita buvo, Žilvinas, jie buvo pagrindiniai toj sodyboj, o mes, nu va, čia reikėtų prisiminti ir Vaidį, Kipsą taip vadinam, ar ne, mes tokie buvom atvažiavę, nelabai rimti turbūt atrodėm dar ten, tai Edita sako, šėtonas dabar pagrindinis puolimas bus į sodybą, nu nes čiagi viską tą, aš dar pagalvojau, kur lėkštės nusileidinės ir panašiai. O sako, Vilius jis pats pašarvotas kaplyčiai, nu jau jo tai tikrai nepaims, nei ir lavono nepaims, nes tai šventas. Tai sako, mes nesiliekam čia, rožančius melsimės, o jūs dviese mums su Vaidžiu sako, eikit į Salantų bažnyčią, nu ten irgi prižiūrėkit su tais giminėm, kad ten ko nepadarė, nu kažką, kad ir pasimelskit. Tai va, mes nuėjom su Vaidžiu, atėjom į koplyčią ir matom, sėdi šiek tiek giminių, šiek tiek kaimynų ir paskui priejo, kaip vardas, Giedriau, kur dabar būdi? Palmyra, priejo, sako, berniukai, ar būsi čia? Aš klausiu, ar palaikysim kompaniją jiems prie giminių? Sakau, jeigu, pabūsim. Sako, tai mes einam, sako, rytoj grįšim. Su Vaidžiu. Sakau, Vaidžiu, tu kaip, sakau, į laidotuvę žiūrė, sako, nežinau, sakau, aš tai pirmą kartą, sakau, tai dar telefoną, sakau, nežinau, kažkaip, tai gerai, kad mėgmaišių buvo numesti ten toj koplyčiai, tai taip ir pernakvojom. Aš kadangi trumparegis, tai bent jau galėjau dar prie jos apžiūrėti Vilių kažkaip, taip, aš arčiau nestant iš tolo, kažkaip nelabai primatau ir galbūt ir nedrįsęs. Tai viskas, ką aš pažinau, tai ką aš čia, kiek tos filosofijos galiu papasakot iš tiek žinių, turbūt nelabai daug. Bet beje, aš po to, kai jisai mirė, aš likau ten, beje, aš buvau nusprendęs nekast to šulinio, nes, nu, tai ir mozoliai, ir ten tas labai kietas pagrindas, bet kai mirė, kažkaip taip sąžinė pradėjo griaužti ir galvojau, nu, gerai, iškasiu.
jeigu jau čia prašė. Paskui ten Vladas tas išgrindė akmenim, bet dabar jie yra užversti iš Dilos pinimai. Nebėra ten šulių, nieko nebėra. Ir nežinau, ar buvo lėkštė nusileisiu, dabar tiesiog apaugęs visas namelis, tas kalnelis ir tiek. Ir likau visam mėnesiui, didžiąją dalį laiko aš prabuvau toj sodyboj, net ne su Vilium, o tik Viliui mirus be Viliaus. Ir dar tada turbūt, kai net ir Giedrius turbūt būtų sakęs, dar ten būt galima. Bet kai jau atvažiavau, paskui ten tas tie 4 nedėliai, paskui po metų, labai tikrai jautėsi, kas ten keitėsi, net ir aš kažkada buvau toks kategoriškas kaip Giedrius, sakydamas, kad ten nebėra dvasios, ten nėra ko būt. O kažkaip dabar šiaip gyvenime žiūriu į daug ką atlaidžiau. Kas yra tie žmonės, kurie dabar nuvažiuoja, ten gali būti gal net ir atsivertimų, gal net ir lėkštė kada nusileis. Ką mes žinom, kam ir tai tarnauja ir kam tai tarnaus ateityje yra. Jo labiau, kad Vilius, kaip sakė, čia ne mano, ar ne, kažkaip sakė. Čia mano nieko nėra. Tai va, tai čia iš Viliaus frazių, be tos lėkštės, viena iš tos jau tokių skambių frazių, kurią visi turbūt yra girdėję ir ją kartuoja kaip lozungą, gal ne, kuris, sakyčiau, būtų tarp mano ir Giedriaus filosofijų netgi, šiek tiek liečiant ir tuos dalykus, ir ką toliau šiek tiek vildensiu. Tai Giedrius, jeigu jūs supratot, labai žmogus, jis mėgsta sendaikčius, senas bažnyčias, su ta aura, su tuo kvėpavimu. O aš pastaruoju metu daugiausiai galvoju apie dirbtinį intelektą, galvoju, kada čia, apie lėkštės ne, bet vis tiek galvoju, kada tas žmogus jau nebe kūne gyvens, kad šviesos greičių galėtų judėti ir panašiai, kad galbūt pasiekti tas planetas, kažkur, gal tada Vilius man pasakė, aš galvoju, gal net man ir čia, ta prasme, kaip virusą. Ir mes, kai su juo šnekamės, tai va taip atrodo, šiaip, aišku, kitom temom susišnekam, bet atrodo, jis taip labiau mėgsta žiūrėti praeitį, o aš labiau į ateitį. Ir turbūt ne vienas nesam labai teisus. O atsimenu, kaip Vilius sakydavo, gera tepk apie. Tai buvo dabarties žmogus. Tai jeigu mūsų su Giedrium šitam kampe sudėjus kartu ir kažkaip sulipdžius kartu, tai kažkiek galėtume galbūt atspindėti tai, kaip turėtų būti, bent jau kaip Vilius norėjo, kad būtų. Gera tepk apie, nereikia per daug muštis į priekį, ir ten praeitį net turbūt nereikėtų užsibūti labai. Va, ir tas rugpjūtis buvo labai karštas. Tai va, kai aš sakiau, kad aš labiau atsiminiau, man lengviau buvo Vilių prisiminti ne tai, ką aš mačiau, o per tai, ką aš pasakojau po to, tai va, kadangi tai irgi tapo tam tikra istorija, nuo kurios, taip toks ir kaip akibrokštas gavosi. Kai buvome mes postulandate, mums reikėdavo liudyti savo pašaukimo atsiradimą, pradžią. Ir va čia su ta atmintim, va čia dar vienas mano toks, gal aš kaip klausimą labiau, kad kartais mes išmokstam atmintinai tai, kas buvo praeity, ir jeigu dar tai buvo taip skambu, mes neišvengiamai pagražinam šiek tiek. Ir jau tuo metu tai buvo labai gajus dalykas, nes ta toks krikščioniškas atgimimas Lietuvoje tiek su tikėjimo žodžio tipo, tiek su charizmatiniais katalikų judėjimais. Ir va tas Jėzus mano gyvenime tokie dirirai. Ir aš truputį jau buvau, kiek klausęs, kaip ir truputį buvau apsinuodijęs. O mes nuvažiuojame Pizą ir mums čia reikia dabar irgi papasakot. Lyg ateitum į turgų ir tu dabar turi išstatyti. Ir aišku, tokia tarpusavio konkurencija. O kuris, čia kaip sakiau su Vilium, į kurį Vilius daugiau kartų pažiūrėjo? O kam Vilius daugiau patarimų perdavė? O kas Viliui galbūt daugiau padėjo, arba ten su Mikučiu? Tai čia analogiškai ir tuose liudijimuose. O kieno gyvenime Jėzus daugiau tokių stipresnių dalykų padarė? Ir tada suprantu, tada tokia konkurencija kažkokia atsiranda, nežinau, ar jinai veda į kažkokius gerus dalykus. Dabar nežinau, tuo metu atrodė, kad neveda. Ir va tada reikėjo mums tos savo pašaukimus atsivertimą ir pašaukimą papasakot. Aš dar tada buvau tik baigęs filosofiją ir labai, tuo metu labai Kamiu buvau prisiskaitęs. Ir ten tas Kamiu tuo metu buvo populiarus tas toks, kuo paprasčiau šnekėti apie dalykus. Kuo mažiau pompastikos, po Antro pasaulinio karo ir panašiai. Ir kadangi mano tas vadinamasis apsisprendimas buvo pas Orvidą rugpjūčio mėnesį ir buvo labai karšta, tai aš, o Kamiu romane Svetimas yra tokia vieta. Mane jinai labai užstrigus buvo. Kad kai pagrindinis personažas nušovė kitatautį arabų kilmės prie jūros, jam buvo teismas ir jo klausė, kodėl tu jį nušovei.
O kadangi ten romanė ir pasakojo, kaip ten vyko, jis tiesiog ėjo, jam tikrai buvo labai karšta. Aišku, kas nežinot, iš konteksto neišplėšiu. Bet esmė, sakau, čia tas yra kontekstas, kaip ta prasme, iš dėlių, galbūt tiek blogų, tiek gerų dalykų, dar nepadaryti dar daugiau su tais pompastiniais pasakojimais čia, o kad parodyti, kaip tai svarbu ir panašiai. Tai jisai teisme tiesiog pasakė, buvo labai karšta. Ir romanė ten sakoma, kad jam visėjo palei jūrą, jam žaižaravo, kad tas arabas išpėjo prie jį, kažkaip jį pagąsdino, ištraukė pistoletą ir šovė. Bet jis pats negalėjo sakyti, kodėl. Jis tikrai nebuvo, kad jo nekęsto. Jis tikrai nebuvo afekto būsenai. Tai nebuvo, už to nebuvo jokios ideologijos. Ten krikščionis, ateistai, musulmonai dar. Tiesiog buvo karšta ir jis nušovė, jis padarė tikrai labai žvėrišką dalyką ir jis suprato, kad aš tai sumokės. Bet teisme jis nusprendė nesiteisinti ir nepradėti dar ieškoti advokatai, kad čia kažkaip pateisintų, kad gal psichologinės vaikystės traumos. Jis sako, buvo labai karšta. Ir man tuo metu buvo tai labai užstrigę, aš bent jau interpretau tą vietą su tuo, kad svarbus galbūt dalykai, bet supranti, kad nesugebėsi jų išreikšti pakankamai adekvačiai ir gal net bus nemalonu po to, kad tu kažkaip netaip išreiškiai, kad reikėtų ieškoti kažkokio vos nepaprasto dalyko, tiesiog sakyti ir jeigu kas pultų, sakyti, nesikabinėkit ir manęs daugiau nieko negaliu pasakyti. Ir mes dabar susodinti visi postulantai, mums reikia liūdėti. Priėjo mano eilė, savo, kaip tu atsivetei, kaip to pašaukimas buvo. Aš sakau, buvo labai karšta. Ir tas ten įstrigo, vieni juokėsi, kiti žvengė. Giedrius sakė, aš maladėt, sakė, labai geras bairis, taip reikia, nes kad jį reikia, kad jie nesuprastų, nes jie vis tiek nesupras nieko. Jis eidavo, prisimenu, netgi pizo ir sakydavo, tu pažiūrėjau, kokie čia debesis. O Lietuvoje kokie. Ir taip pažiūrėjau, kokie čia ta žolė, sako. Tai va, jis tokioj nuotaikoj buvo tuo metu ir mane šiek tiek įkvėpdavo tų nuotaikų ir kad galiausiai aš pasakiau, buvo labai karšta ir galiausiai mane išmetė iš tos bendruomenės. Baigėsi taip, pašaukimas dar nesibaigė, bet tai va, buvo vienas iš tokių žingsnių. Ką, dabar nenorim mistifikuoti, čia kažką Vilius suvaidino ar ne, nes nežinau, gal buvo karšta dėl to, kad jisai mirė ar kažkas tokio. Bet iš tikrųjų, kai karšta yra, tai taip visos mintis dingsta ir tada kažkoks tame, bet būtent toj tyloj, tą gali turbūt paliudyti ir kontempliatyvūs vienuoliai. Kai tai yra tyla, tu nebegali mąstyti, nes ir tada kažkas atsiveria, tada kažkas supranti. Jo, iš tikrųjų, aš pas Vilių būdamas negalėčiau pasakyti, kurią dieną ir valandą aš nusprendžiau būti. Tiesiog, kol aš ten buvau, buvo karšta, o kai aš grįžau į Vilnių, jau liko 2 dienos iki mokslo, aš žinau, kad aš noriu būti pranciškonu. Nėra dienos. Joks perkūnas netrenkė, nebuvo vidinio balso, nesusapnavau sapno. Tik, taip, buvo labai karšta. Paskui Lietuvos aidę perskaičiau, bet čia gali būti, taip gali nebūti, vėl su tom atmintim, kad tai buvo vis dėlto karščiausias 20 amžiaus rugpjūtis Lietuvoje. Ar kažkoks dar vienas buvo tarpukarį iš tų visų meteorologinių. Nežinau, ar atsimenu, 92 metų rugpjūtį. Buvo labai karšta. O ką aš išgirdau šalia to, kad Vilius sako, kad Mikutis buvo Pranciškus, tikras Pranciškus, vaikščiojantis Pranciškus, nors beje, kai kas jį labiau vadina Sokratu. Dar jis ką pasakė, kad, sako, atvažiuodavo pas mane, jis labai suvargęs, Mikutis. Aš, sako, jam duodavo atsigult, pavalgyt. Jis, sako, pabūdavo, jam, sako, taip būdavo gera čia pas mane, sako, pabūdavo 2-3 mėnesius ir vėl išvažiuodavo. Jis, sako, vėl išvažiuodavo skelbt. Tai va, aš nežinau, ar tai buvo iš tikrųjų, bet taip sakė Vilius. O aš taip išklausiau audio įrašę. Ir Vilius, man kas keisčiausia, aš pagalvoju, tikrai jam padarė turbūt įtaką Mikutis. Sako Vilius, kai jisai buvo pas mane, jis sako, toks būdavo apogėjus jam. Aš taip sustabdžiau juostą, sustabdžiau tą audio, galvoju, man įdomu, čia pasakė apogėjus. Ir už kur pas Vilių toks žodis? Giedrius, girdėjęs, kad Vilius vartoja apogėjus. Tokį keistą žodį. Viena vertus sakoma apogėjus yra viršūnė, bet aš dėl savo veiklo pasižiūrėjau, kokia ta jo etimologija. Tai pasirodo, apogėjus tai yra tolimiausia mėnulio taškas nuo Žemės. Tolimiausias mėnulio taškas nuo Žemės. Tai pas Vilių Mikučiui būdavo apogėjus. Tolimiausia vieta nuo Žemės. Tai jeigu Žemę gal reikėtų laikyti Vilnių, nežinau, jis paskui vėl grįždavo į Vilnių ir grįždavo tikrai atsigavęs. O kokia jo buvo misija? Vilius paprastai sako, jis mokė, kaip atpažinti blogį
ir kovoti su juo. Ir kaip pavyzdį davė KGB. Giedrius gal sakė komunistai ir panašiai. Ir sakė, visada jisai šnekėdavo, kad gėris laimi. Čia Viliui tas buvo labai svarbu, ką jis gavo iš Mikučio. Čia jau pacituosiu. Mane jis uždegė aktyviai, tik ne žemaitiškai, neišeis man žemaitiškai, mane jis uždegė aktyviai krikščioniškai gyventi. Aktyviai, Vilius turėjo kažkokį aktyvumą krikščioniškai, jam tai buvo svarbu. Nepasyviai, jis dar pasakė. Tai čia, kas jį pažįstat geriau, patys galite susidėti dėlionę, kas Viliui buvo, kodėl taip jiems svarbu buvo nepasyviai ir kur tas jo aktyvumas buvo. Kiekvieną dieną prisimti atsakomybę. Taip jau labai filosofiškai skamba, kaip iš Viliaus lūpų. Ir šiek tiek pauzę, kurti. Va tada aš iš konteksto supratau, kad Viliui gyventi aktyviai, išmokus iš Mikučio, reiškia kurti, bet prie kurti labai gerai jis pasakė pritylinės balsas, kaip skliausteliuose reikėtų rašyti. Kurti, bet pritylinės balsas sako, ne savo malonumai. Ir va čia pagalvojau, nežinau, kiek čia yra menininkų. Iš Stalkerio tai būtent tas, turbūt, kur rašytojas prie Šulinio skundėsi, kad sako, man tai kūryba lyg gimarojus išspaudinėti. Ir Vilius ten paskui sakė, kad sako, aš kalu, beje, manau, tai jį nuvarė ir fiziškai turbūt į kapus. Nekeliam, tai malonumo, aš taip supratau. Ir čia buvo kažkas tokio, sakyčiau, svarbaus. Beje, nebūtinai menininkai apie tai turėtume pamastyti kiekvienas iš mūsų. Kas buvom vienuolyne, tai ten to biški gavom sadizmo, tai žinom, kas tai yra, kad jeigu tik pastebėdavo vyresnysis, kad tau patinka, tai specialiai to neduodavo darbo, o jeigu tik pastebėdavo, kas nepatinka, mes net gudraudavom. Jeigu kažkas nepatinka, stengtumės paslėpti, nežinom, kad tą gausi darbą tada. Tai kaip ir žinom, bet tame yra aišku prasmės. Aišku, jeigu tai netampa sadomasochizmu, tame yra prasmės. Ne man spręsti, ar Vilius neperlenkė šitą vietą, nesakau sveikatą, kaip sakytų šiandieninis jaunimas, jisai kaip ir susikalėčino to. Jo aktyvus krikščioniškas buvimas reiškia kurti ne savo malonumui. Tada iš jau audio, kur jau kalbas jie dviese, aš išgirdau ir Mikučio balsą, pirmą kartą gyvenime, nebuvau girdėjęs Mikučio balso. Žmogaus esmė, sako, jis yra distancija nuo savęs. Atsiskirti nuo savęs, kad susijungti su Dievu. Ir jis dar pridėjo savo gyvulys, neblogąja prasme, gyvūnas, gal taip reikėtų sakyti. Jis negali atsiskirti nuo savęs, o žmogus gali. Žmogus ne gyvūnas yra ta, kai atsiskiria nuo savęs ir gali susijungti su kitu. Atsiskirti nuo savęs, kad susijungti su Dievu. O Arvydas sako, liepsnelė prie liepsnelės. Mikutis sako, ne. Kaip teigiamas ir neigiamas elektrai. Aš čia nešifruosiu, bet turbūt visiems asociacija šias kelia, ar ne? Liepsnelė prie liepsnelės tai kaip ir ištirpsti, ar ne? Susijungti su Dievu. O čia, man tai yra brangu, Buberio filosofija dialogo, čia ne apie susiliejimą kalba, bet apie nuolatinį dialogą. Bet tam, kad būtų nuolatinis dialogas, turi būti laiką distancija, kuri beje kartais yra ir tokia baime, kad ta distancija gali tapti irgi labai tolima ir tu prarasi. Ogi norisi ar tai kitą žmogų, ar tai šeimos savo partnerį, ar tai draugus. Juk norisi taip laikyti, kad, ar bent jau ant pavadėlio, kad saugiau būtų, vaikus, kad jie nedingtų. Taip ir Dievas žmogus susikūrė ten tas kelias dogmas, ne kelias, gal ir daug, jau visa sistema, jau žino, kaip tiksliai pririšti katiną. Taip jau saugu, viskas aišku. Ir tame nebėra tos distancijos, kuri gali būti ir ta, kai tu jau jo nebematai toli, žinot, kaip kartais jūroje plaukiant. Bet trauka, neigiamas su teigiamu, sako Mikutis. Ir dar prideda, šiaip jau jo, ta teologija man tai visai labai artima. Bet sako, dar neužtenka teigiamo ir neigiamo, dar turi būti trečias, kuris sujungtų. Aš dabar nebeatsimenu, ar jis ten interpretuoja, ar tiesiog taip ir pasakė Viliui, bet mano interpretacija, kur yra ne mano, kur yra turbūt Hans Urso von Baltazaro netgi,
švenčiausios trejybės irgi interpretacija, kur yra Agustino, va taip, tas pasako tam, tas pasako tam, tu kažkur išmoksti mintinai, paskui galbūt ir pritaikai gyvenimą, paskui gal ir tavo savastim tampo. Švenčiausios trejybės, jeigu šiek tiek teologijos, tokių požiūrių esmė yra ne šiaip 3 asmenys, viena esmė, o 2 asmenys, kurie bendrauja vienas su kitu, tėvas ir sūnus, ir trečiasis, kuris juos jungia šventoji dvasia. Tai tokiu būdu Dievas yra dialogas. Dialogas. Žmogus yra Dievo atvaizdas, sako Mikutis Viliui, bet velnias veda į stabmeldystę. Ir paskui jis paaiškina. Sako, žmogus buvo sukurtas kaip Dievo atvaizdas, jam buvo duotas įsakymas. Mylėk artimą kaip save patį. O velnias stabmeldys, sako, atėjo ir jam tą patį sakinį tik sukeitė vietom. Mylėk save kaip artimą. Ir tuo, sako, čia, bent jau šitame jų pokalbyje, čia anot jo yra didžiausia velnio klasta ir stabmeldystė. Tai čia tiek, kiek išžvejoju iš to audio. Po to dar ten gal domiau šnekėjo, bet užsfonavo, o kiekvienai juostai baigiantis, ten matosi iš kasetės rašyta kažkoks ten visiškai black metal, šetoniškas metalas. Tai ten aš irgi įdomi būtų istorija man pasirodė. Ne tiek jau apie ką šneka ten Vilius su Mikučiu, bet kieno tai buvo kasetė. Ir aš jau galiu dabar atkurti netgi situaciją, tai bus mano fantazija, bet gal ir pataikyčiau. Buvo koks nors metalistas, pusiau satanistas, jis atsivertė ir specialiai ant visų šitų blaisiųjų savo kasečių užrašė šventą dalyką. Tai Viliaus ir Orvido pokalbį, Viliaus pokalbį, atsiminimus apie Viliaus, atsiprašau, ir Mikučio. Atsiminimus Viliaus su Mikučio, bandydamas tai kaip ir ištrinti savyje tą blogąją vietą ir užrašyti kažką naujo. Bet ant to naujo užsirašo nebūtinai blogą, bet užsirašo dar ir dar, čia jeigu mes kalbam net apie psichoneurologiją. Tai mūsų tie atminimai, jie yra, sakyčiau, autentiški, bet tikrai jie nebepretenduoja į objektyvumą. Tai šia prasme, kai Giedrius sako, tai kad tu neatsimeni nieko apie Orvidą, tai netgi sąžiningai, net jeigu ir atsimenu, vis tiek sąžiningai reikėtų sakyti, kad neatsimenu. Ir jeigu mes klausytumėm žmonės, kurie liudija, ar tai apie Kristų, ar tai apie Mikutį, ar tai apie Orvidą, ar aš, kai tai darau, aš pastebiu, kad iš principo dėl tų psichoneurologinių dalykų, nes atmintis jinai tokia yra kūrybinė, jinai visą laiką, netgi ląstelėsgi keičiasi pas mus, jinai iš karto iš naujo sukuria, vis iš naujo šitą pasakymą. Bet ta paskutinė versija dažniausiai yra jau vis mažiau apie Kristų, Mikutį ir Orvidą ir vis daugiau apie mane patį. Nes mūsų biologinė būtis pasilaiko tai, kas mums svarbiausia. O mums svarbiausia yra išlikti. O mes svarbiausia, kai išlikti mes galime tik tada, kai save sureikšminam ir kažkaip mes jaučiamės svarbiausia visatoje. Ir galbūt tą turiu omeny Mikutis, sakydamas, kad vis dėlto čia yra klasta, atsargiai su šito. Vis dėlto atsargiai su šituo, nes tas aš. Vilius mane pažiūrėjo 3 kartus, žinai. Ten man tą davė. Aš čia labiau, aišku, iškelt klausimus, neatsakyti juos. Tai aš galvau pradėti nuo klausimų ir pamiršau jį užduoti. Čia visas tas turėjo būti, ką dabar šnekėjau, pirmoji dalis, iš klausimo turėti, kurį dabar tik užduosiu. Tai klausimas būtų toks, man paskambina Giedrius, jis man sako, reikėtų pašnekėti, kad prisiminimai kažkokie apie Mikutį ir apie Vilių. Klausimas pirmas, ką daryti, kai tavęs draugas prašo pašnekėti iš atsiminimų, o tų atsiminimų tu neturi, o atsiminimai išblūkia. Tai aš dabar neatsakinėsiu, čia buvo mano klausimas, jis atsakymo neturi, gal kiekvienas tą klausimą kažkiek savyje turi irgi aktuali kitais galbūt dalykais. Ir mano pamąstymas, meditacija buvo neatsakant iš tą klausimą, o atsiliepiant iš šitą klausimą. Ką daryti, kai draugas paprašo papasakoti apie tai, ko tu neatsimeni? Antras klausimas. Susijęs su tuo. Antroji dalis filmo, antra serija.
Filmas jau kitas, Stalkeris. Minėjau jau Stalkerį jau. Giedrius kalbėjo apie nostalgiją, ar ne? Ir vienu metu šnekasi, kas matė, kas neperpasakosiu, šnekasi, ten yra tokie 3 personažai. Vienas yra rašytojas, kitas yra mokslininkas, ar ne? Ir trečias yra Stalkeris. Pagal vieną iš dažniausių, aišku, meno kūrinį galima interpretuoti visaip, bet pagal vieną turbūt iš dažnų interpretacijų sakoma, kad čia šitame trijų asmenų dialogė susitinka ir šnekasi mokslas, menas ir religija. Stalkeris būtų religija, kuris veda į zoną, ar ne? Ir dabar Stalkeris šnekasi su rašytoju, Solonicinas įvaidina, ir Stalkeris jiems sako, žmogus, kai galvoja apie praeitį, jis darosi geresniu. Tada padaro pauzę, bet svarbiausia, jis sako, svarbiausia, dar ilgesnė pauzė, tikėti. Главное верить. Gaidanovskio balsas tas toks nuoširdus balsas. Atsimėgėdžiu tą vietą. Tai va, tai man šita vieta filmo pati sunkiausia, nuo pat pirmą kartą, kai pažiūrėjau filmo iki dabar. Ir irgi liks klausimų. Ta prasme, pirmiausia, tai, dar pasakysiu tai, kad kas man šitą filmą, tai kad aišku, kai žiūrėjom, kai buvom jaunesni ir panašiai, ir kai labai norėjom, kad viskas daugiau būtų juoda balta, tai turbūt tikrai visi tapatinome su Stalkeriu. Ir tikrai taip truputį su panieka, truputį su tokiu į rašytoją ir mokslininką žiūrėjom. Nekalbant apie tą moterį pradžioj, kurią jis ten gal net ant 3 raidžių pasiuntė tyliai. Įdyti kažką tai pasakė. O jinai sakė, kretina. Tai nekalbant jau apie ją, tai šitos šiek tiek su ironija, ar ne? O jau Stalkeris čia viskas. Man dabar, aišku, Stalkeris aišku lieka ir turbūt jo ieškom kiekvieną savo širdyje ir puoselėm. Bet rašytojas ten tikrai pasakė irgi labai neblogų dalykų, tame tarpe mokslas, bet ypač rašytojas. Ir manyčiau, čia jeigu reikėtų truputį tai iš to kritiko kino sakyti pozicijų, aš sakyčiau, kad rašytojas irgi yra Tarkovskis. Nors jis ten ir Strugatskio romaną, praktiškai, ten liepė į juos perrašyti visiškai kitą, bet aš manau, ten taip ir dėdavo perrašyti, kur galiausiai Strugatskiai turėdavo parašyti tai, ką pats Tarkovskis diktuoja. Ir gavosi jau nebe Strugatskio romanas, ne pagal Strugatskio romaną, o jį tai jau buvo Tarkovskio, galima sakyti, originalus skriptas, kaip čia vadinasi, skriptas. Tai čia po to į tai, ką dabar pasakė Stalkeris, paskui rašytojas pasako tai, kas man dabar būtent, man irgi visada ta buvo mintis. Iš kur tu ištrauki, kad kai žmogus galvoja apie praeitį, jis tampa geresniu? Ir ką turėjo omeny Stalkeris, sakydamas, kad kai žmogus galvoja apie praeitį, jis tampa geresniu. Bet svarbiausia, tikėti. Man čia dar viena loginė tokia kaip ir nesusipratimas. Vienam šitam sakiny, nors jis ir poetiškas, bet man čia nesusieina galai. Man viena yra žiūrėti į praeitį, nesvarbu, geresnių tapsiu ar blogesnių, asmeniškai tai labai dažnai aš tampu blogesnių, nes, traumas, skausmai, dar kažkas. Kad net kartais galvoju, reikia biškiai užteks su tą praeitim. Beje, dėl to ir tapau Giedriu ką futuristų. Nes, kiek ten iš tos praeities visą laiką, kiek gali verkt. Tai žiūrime į ateitį, žinot, kaip būna čia irgi sutuoktiniai šnekasi ir tai, tu tą padarai, o tu tą padarai, ne tu kaltas, ne tu kaltas, kol vienas paima Gordijaus mazgą ir sako, o gal pagalvokim, ką darom į ateitį. Ten jau bala nematė, kas ten kaltas ir kur ten viskas prasidėjo. Tai dabar bala nematė, ar žmogus tampa geresnis ar blogesnis, bet kai žmogus galvoja apie praeitį. O svarbiausia tikėti. Aš nežinau, kaip, čia nekalbam dar apie teologinius apibrėžimus, bet jums žodis tikėti. Nežinau, kokį krūvinešį. Man tai tikėti yra tikėjimas, tik ėjimas, man tai apie ateitį. Apie nusikreipimą ir kažkur žygiavimą palikus, tai kas yra ten. Nebūtinai ten atsikryžiavus ar dar kažko, bet tikėjimas yra į priekį. Tik ėjimas yra ėjimas į priekį.
Net jeigu atsižiūrėjau, o čia vienas sakinį, čia gal labai gili mintis iš tikrųjų yra, gal čia norima kažkokią tai dialektiką tame pasakyti. Kai žmogus galvoja apie praeitį, jis tampa geresnis, bet svarbiausia tikėti, čia aš jau be pauzių sakau, bet ten išsakoma per praktiškai minutę visas šitas sakinys, reiškia jis labai svarbus. Kai žmogus galvoja apie praeitį, jis tampa geresnis. Bet svarbiausia tikėti. Ir paskui filmo pabaigoje rašytojas jam atkerta po kiek laiko iš šito. Ir ten yra ir mano žodžiai. Ten aš sutinku 100% parašydaus. Jis sako, šiaip jau stalkeriui, jis sako, visų pirma, jei imsiu atsiminti savo gyvenimą, tai vargu ar tapsiu geresniu. O antra, jis sako, seiliotis, inkšti, melstis, niekinga. O tada jau stalkerio pusę pereinau, stalkeris irgi labai gerai pasako, o kas blogo maldoje? Bet dar labiau su rašytojo pozicijoje, dar po to, kai jų eina dialogas, jis sako, neįsiu šį tavo kambarį. O kambarį kas? Kambaryje išsipildo patys giliausi žmogaus troškimai. Neįsiu aš į tavo kambarį, nes jis jau supranta, ir jau jie suprato būdų su mokslininku, kodėl dikoprazas pasikorė. Neįsiu aš į tavo kambarį, nenoriu savo purvo kitiems išversti. Jeigu kambaryje išsipildo patys giliausi troškimai, o mes tų giliausių troškimų net greičiausiai nežinom, bent jau kaip filme ten parodo, ten Tarkovskis žinau, kad mėgo šiek tiek ir Jungą, ir psichoanalizę. Ir jeigu mes nežinom, tai yra tikrai pavojinga eiti į tą kambarį, kad išsipildys mano troškimą. Nes Dikobrazo istorija irgi labai labai gera. Sako jam tada rašytojas ir mokslininkas. Sako, ne, taip stalkeriu buvo, kaip tu dabar sakai. Iš tikrųjų jisai meldė, kad jo brolis būtų išgelbėtas, nes neva jis brolį ten savo palaidojo zonoje. Jis sako, meldė ir tikrai prašė zonos, kad išgelbėtų jo brolį. Ir jisai sakė, kad tai yra pagrindinis tikslas. Ir galiausiai neatlaikė jisai ir įėjo į kambarį, ko negali daryti stalkeris. Ir kas atsitiko? Brolis negrįžo, bet jis stipriai praturtėjo. Ir jis kitą dieną pasikorė. Kodėl? Ir dabar sako šitą frazę, dikabrazo ba. Ir Grebenškovas nemažai apie tai yra dainavęs. Jeigu dabar tarp jūsų yra tų, kurie šitą filmą nesat matę, tai čia aš truputį jūsų užkroviau ir tikrai elgiausi labai negražiai, nes iš tokių padriukų dalykų nemačius filmą sunku suprasti. Tai aš tada perėsiu prie bent jau šitos, kalbant apie filmą, prie moralo. Atsargiai prašykit Dievo kažko, kad išpildytų jūsų visus norus. Nes greičiausiai savęs tiek ir nepažįstat. Gali būti, kad jeigu išpildys, tai mažų mažiausiai bus gėda. O daugiausiai gali būti, kad daug ir pridarysit ne tik savo, bet ir kitiems vargo. Jeigu įmanoma, kad Dievas išklauso maldas. Aš žinau, kad esu ant erezijos ribos, nes kaip nekaip, tai ir Jėzus Evangelijai pagal Joną, ir laiške Jokūbui sakote, prašykite ir gausite, ir taip toliau ir toliau. Nors Jokūbas man visai patinka, jis šiek tiek yra blaivesnis negu Jonas su to egzaltacijui, jis sako, jūs prašote ir negaunate vis dėlto. Ir skliausteliuose pridėčiau, ir gerai, kad negaunate su šito kontekstu, nes toliau cituojant Jokūbą jis sako, nes jūs blogai prašote. Ir galima suprasti būtent, kad tai yra egoistiniai prašymai. Aš prašau, galvodamas apie save, maks apie savo šeimą, kad jai būtų viskas gerai, o visas kitas pasaulis man nusispjauti. Tai čia jau, prisimant Mikutį, sakyčiau, čia yra jau kaip ir iš velnio, jeigu jau varto šitas kategorijas. Nors aš nelinkęs labai žiūrėti per šitą prizmę, bet... Tai va, Dikoprazas neturėjo nueiti kambarį, nuėjo kambarį ir išsipildė jo norai. Tai reiškia, kitaip sakant, jis kitą dieną praturtėjo. Ir tai supratęs pasikorė, jam buvo gėda. Nes jis jiems sakė, kad jo pagrindinis noras yra išgelbėti brolį. O kambarys, kuriame yra Dievas, / psichoanalitikas, ištraukė iš jo, kad pasirodo ir tikrasis noras. Tai buvo praturtėti.
Pradėjau klausimų, užbaigsiu antrą dalį klausimų. Tai ar tikrai žmogus, galvodamas apie praeitį, tampa geresniu? Trečioji serija. Nu, čia jau tikrai reikia, ar ne? Giedrių perėti jau į teologiją. Kadangi Giedrius man sako, tu turėsi papasakoti apie Mikutį ir apie Orvidą, aš jam atsakiau, kad aš papasakoti negaliu, nes nieko neatsimenu. Sako, tai tu šiaip tada ką nors papasakok. Iš teologijos, filosofijos, sako, jau reikia, vis tiek, sako, seniai kalbėjai, sako, ir aš mažai tave girdėjau, neaišku, ko čia dabar gyveni. Nu, sakau, gerai pagalvosiu. Praėjo 2 savaitės, ar kiek ten man laiko buvo duota, ir aš gal šiek tiek neturėjau laiko pagalvoti, gal minčių neatėjo. Ir Giedrius sako, tai viskas gerai, atvažiuosi. Sakau, taip, bet sakau, minčių neatėjo. Nieko, ateis po to, sako, ateis, kai atvažiuosi, ateis. Bet, sako, man pagalvok pavadinimą. Savaitę duodu. Okay. Bro, savaitę paskambinu, ar pagalvoju pavadinimą? Ne, nesugalvoju pavadinimą. Kodėl? Nes aš nesugalvoju, apie ką aš šnekėsiu. Nu gerai, sako, in memoriam. Sako, čia toks bus, viskas tinka. Ir tada, kai jis pasakė in memoriam, aš padėjau ragelį. Ir galvojau, nu gerai, tai jau ką gal pašnekėsiu, tai apie atmintį. Ir buvo Velykos tuo metu. Velykų laikotarpis, ar ne? Jau po Velykų buvo, bet Velykų laikotarpis. Aš pagalvojau apie prisikėlimus būtų. Kaip dabar, jeigu aš girdžiu žodį memorija, kaip tai galėtume sieti su Velykom? Čia žinot, kaip būna tie žaidimai tokie asociacijom lavinti. Pasakyti, ten sakydavo, duodu 2 savokas, 2 žodžius, rask per 2 arba max 3 tarpinės žodžius, sąsajos tartuos. Tai kas būtų bendro tarp in memorija ir Velykų? Nu tai tarpinė turbūt, kas yra Velykos? Velykos yra prisikėlimas, ar ne? Bet dabar prisikėlimas, Jėzaus Kristaus prisikėlimas, jeigu mes skaitome, paskui iš tiesai paskaitysiu visą Evangelijos pagal Joną aprašą, bet pradžioje prisiminkime sinoptikus. Tai kaip ir ten viskas apie prisikėlimą, bet tai dabar pridėkim ranką prie širdies ir pasakykim sąžiningai, juk apie prisikėlimą ten nieko neparašyta. Ta prasme, nei kad prisikėlė, nei kaip prisikėlė. Ten kaip kokiuose filmuose ten būtų galima padaryti, ten kažkokios fanfaros, ten tarkim debesis leidžia angelai ir kažkaip ten, nežinau, ar pasaulio žaibai kokie nors ir išeina Kristus iš kapo. Nėra to nieko prašyta. Ir galimai sąmoningai, aš jau čia, aišku, stengsiuosi kiek įmanoma nenueiti kažkokią ereziją, bet manau, kad sąmoningai, kodėl sakau stengsiuosi nenueiti ereziją, todėl kad gal tie mokiniai, kurie rašė tai, net jeigu ir tai, kaip pasakojom, buvo apie prisikėlimą, bet turiu omeny, prisikėlimo esmė yra ne prisikėlimas, kad vat Jėzus išlipa iš kapo, toks frankensteiniškas, gana makabriškas vaizdas būtų, ar ne? 3 dienos, lavonas ir taip toliau jisai išlipo iš kapo, toks dar biškiai apipelėjęs ar dar kažką. Ne tai buvo pasirodo esmė, o kokia esmė? Tai skaitykim, ką rašo sinodinės Evangelijos. Rytą, anksti, ateina moteris prie kapo. Ir kas vyksta? Neranda lavono. Kokie žodžiai visose 3 Evangelijose? Šiaip tai baisus. Jo čia nėra. Ta prasme. Pagrindinis krikščionybės brandolys nusakomas negatyviai. Niekas to nieko pozityviai nieko nepasako, kad va tas, arba tas yra gerai, arba tas, arba tą daryk, va čia žiūrėk, čia sprogimas kažkoks atominės bombos, žiūrėk kiek energijos. Pasakoma negatyviai. Visa, ką aš tau galiu pasakyti, jo čia nėra. Ir eikit moteris ir pasakykit apaštalams, jo čia nėra. Tai jeigu sutrumpintai šis, jo nėra. Dar labiau sutrumpintais nėra. Čia koks nors meisteris Echartas, mistikas, trintų rankom, o čia tas teologinis negatyvumas. Kur nėra?
Beje, Evangelija pagal Morkus, jinai yra pati seniausia iš Evangelijų, bet neseniausias Naujojo Testamento kūrinys. Evangelijų pagal Morku mes žinome, kad pati pabaiga, gabaliukas ten toks yra vėliau pridėtas, nes jisai neįsipaišo, visai skirtinga gramatika parašytas ir taip toliau. O žinot, kaip baigėsi autentiška Evangelija pagal Morku, nu nebent ten kažkas dar prieš tai buvusi autentiška, dar autentiškesnį tiesiog nukirpo ir jisai dingo iš viso. Bet jeigu mes egzegetiškai Evangeliją pagal Morkų, pačią trumpiausią, lakoniškiausią Evangeliją, užbaigiant ten, kur ir baigėsi, tai baigėsi taip. Joms yra pasakyta, jo čia nėra, o jos, ir reikite pasakyti mokiniams, o jos iš baimės nieko niekam nesakė. Taškas. O tą paskaitė paskui krikščionis, dabar sako, jūs turite eiti skelbti, turite eiti gatves, per mikrofonus, sakyti toliau. Ką? Tai kad parašyta, jo čia nėra, o paskutinis sakinys jos niekam nieko nesakė. Aišku, viena vertus tai nenoriu nieko papiktint. Kaip minėjau, aš čia, kaip Šventasis Augustinas sakė, Dieve, aš netvirtinu, aš klausiu. Aš klausiu. Apie ką čia? Gerai, bet dabar susiekim su mūsų in memoriam, kur man sakė, Gedrius reikia pašnekėti tą temą. Kur nėra? Jo čia nėra. Į ką nurotas čia? Neįsižeiskite, jeigu aš dabar su jūs kaip tikybos pamoką su vaikais. Tipo čia klausinėjai protmušis. Kur? Vaikučiai. Kape, teisingai, 10. Jo čia nėra, jo nėra kape. Kapas. Čia dabar biškai taip mėgstu tos visus etimologinius dalykus. Noriu pasidžiaugti, beje, jeigu kažkam etimologijos kažką reiškia, taip kaip man anksčiau bent jau reiškia, tai noriu pasidžiaugti, kad jau yra internetinis puslapis lietuvių kalbos etimologinis žodynas. Aš anglišką, graikišką, lotynišką, hebrajišką, visus turėjau, o lietuviško ne. O taip įdomu, kaip ten lietuvių kalboje visi dalykai. O dabar dar online, ten lietuvių kalbos instituto ar kažkas padarytos. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, įsijungi tą puslapį, į langelis rašai kapas, iš ko kilęs? Iš kapoti. Kapoti. Labai senas žodis. Iš tų laikų dar, kai buvo kapojama ir kasama, tai buvo tas pats žodis. Tiesiog, taigi nebuvo specialių įrankių, kastuvas, nežinau, grąžtas, replės, o buvo, nežinau, kažkoks akmeninis, su kuriuo tu ir kasdavai, ir kapodavai mėsą ir panašiai. Taigi, kasti kapoti ir nuo to žodis kapas. Šitoje vietoje, bet aišku, tai nėra, teologiškai tai nėra svarus argumentas, ar ne, nes Evangelijos tai parašytos graikiškai, o čia mes dabar žaidžiam lietuviškai, tai reiškia, jis neužkastas. Jo kape nėra. Tai čia viso pikto, šiaip norėjau pasakyti, jeigu kam įdomu, kad gali pasižiūrėti tą etimologinį. Dabar jeigu mes skaitom originalo kalbą graikiškai, tai yra pavartotas daiktavardis mnemeion. Graikiškas daiktavardis mnemeion yra nuo veiksmažodžio šaknimi mna, kas reiškia prisiminti. Taigi mnemeion arba mnemosis, atmintis, mnemeion turbūt lietuviškai galėtų būti, šiandien lietuviškai nebent mes sakome kartais paminklinis akmuo. Bet žiūrėkit, kas yra įdomiausia, jeigu mes, ale tokiu jau mistiniu būdu skaitom Evangelijas. Reiškia, mes neleidžiam, kad nei vienas žodis nepavartotas be reikalo ir jo tie sluoksniai, ką jis reiškia, yra labai svarbus, visi sluoksniai. Tai ne visai tiesiogiai, bet būtų galima versti ir tai vis dėlto bus, sakyčiau, vėl gali būti šiek tiek skandalinga žinia. Ne ką mažiau skandalinga, negu jo čia nėra ir jos niekam nieko nesakė, kad jo nėra kape, kitaip sakant, jeigu mes skaitom graikiškai, mes taip matom, kad gali ir suskambėti taip, jo nėra atmintyje. Kaip lotyniškai atmintis? In memoriam. Giedrius man savo pašnekėk tema in memoriam. Graikiškai mnemeion. Apie ką man šnekėt? Kad jo ten nėra. Ko nėra? Jėzaus nėra, Mikučio nėra, Orido nėra. Ir jeigu ką, aš dar pats nesu visiškai išgramulavęs šitos minties, bet čia kažkas yra, nes ant tai parašyta. Nesu iki galo, bet pasidalinsiu pirminiais tokiais galbūt tokių eskizų. Taip, čia neišvengiamai religija, religinė organizacija, religinė doktrina, jinai susidėsto į tam tikrą tekstą, tas tekstas vėl virsta
dogmos virsta teologija, teologija virsta teologinė mokyklom, teologinės mokyklos virsta teologinių mokyklų ginčiais, disputais, disertacijom ir panašiai. Visą tai yra atmintis. Užrašyta, įrašyta į elektroninę laikmeną dabar, nežinau. Balsų perdudama tai yra smegenų. Bet jo nėra atmintyje. Gal šiek tiek kontekstas galėtų būti, kai apaštalas Paulius sako, raidė nužudo, o kas ten, aš nebeatsimenu. Kas atgaivina? Dvasia. Raidė yra laikmena. Atmintis. Elektroninė ar kokia tai bebūtų. Gal taip radikaliai, čia būtų galima skaityti, būtent jo čia nėra radikaliai, bet jeigu ne taip radikaliai, tai galbūt būtų galima švelniau pasakyti, kad būkime atsargus su atmintim, su išmoktais atmintinai dalykais. Būkime atsargus su tradicija. Tradicija. Tradicinis Jėzus, tradicinės mišios ir taip toliau ir taip toliau. Aš aišku visada sakau, kad vis tiek ieškoti reikia tiesos tarp manęs ir Giedriaus. Nebus pas mane, bet aš dabar šiek tiek tą kitą pusę. Tai aišku, kad senos bažnyčios, medžio kvapas senas, taip, tai yra kažkas tame tikrai, ir aura, ir vaibas, ir egoistinis mūsų estetinis pasitenkinimas, man žiauriai patinka seni dalykai, aš mėgstu antikvariatą ir panašiai. Bet yra ir pavojus. Kaip aišku, ir su mano tom erezijom viską taip nueiti į ateitį, bet tai, o iš ko tu paimsi medžiagą, kad į ateitį kažką nešės. Tai aš sąmoningai dabar truputį kaip ir darau kraštutinumą nueinu, bet tas turbūt būtų vidurys. O kaip buvo Evangelijoje pagal Joną? O Marija stovėjo lauke palei kapą ir verkė. Tai jau kapas žinot, kaip yra, nemėjant. Marija kontempliavo savo atsiminimus apie Orvidą ir verkė. Apie Jėzų, kaip sakyti, whatever. Verdama jį pasilėkė į kapo vidų, in memoriam. Ir pamatė du angelus baltais drabužiais sėdinčius. Vieną galvūgalėje, kitą kojų vietoje. Ten, kur būta, čia gražiai Liulio suredaguota išversta Kavaliausko, būta Jėzaus kūno. Tai būta, dabar jo nebėra. Jie paklausė ją, moterė, ko verki? Jie atsakė, kad paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Kape nebėra. Tai taros jie atsisuko ir pamatė stovintį Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. O jis įtarė, moterio, ko verki, ko ieškai. Jinai, manydama, jog tai sodininkas, atsakė, gerbiamasis, į tamstą išnešiai, pasakyk man, kur padėjai, aš jį pasiimsiu. Jėzus jai sako, Marija. Jie atsigrėžė ir sušuko hebrajiškai rabūni, tai reiškia mokytojų. Jėzus jai tarė, nelaikyk manęs, aš dar neįžengiau pas tėvą, večiuik ir pasakyk pas mano brolius ir pasakyk jiems, aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Marija Magdalėja nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi viešpatį ir ką jis jai pasakęs. Prisikėlimo nematė, viešpatį matė, bet labai įdomiam aplinkybėm matė. Dabar jeigu mes skaitome graikiškai, čia kas kartais yra biški blogai su lietuvišku vertimu, todėl kad tiek Kavaliauskas, jau ypač Liulis, norėjo, kad tai šitas vertimas būtų labai gražus lietuviškai. O atsimenat, kai rašydom rašinėlius mokykloje, kad būtų gražus rašinėlis, reikia, kad nesikartotų tie patys žodžiai. Ir mes stengdavomės ieškoti sinonimų, ką ir padarė Liulis su Kavaliausku. Bet jeigu Evangelijose 7 kart vartojasi tas pats žodis, ypač pagal Joną, kur yra mažai žodžių, gal neatsitiktinai, tai šia prasme, jeigu mes kartais išvečiam gražiau, mes prarandam tuos niuansus. Tai šitoj vietoj būtent vienoj sako atsisuko, kitoj atsigrėžė. Žodis pavartotas tas pats. Ir labai labai svarbus. Šitas žodis labai dažnai vartojamas epistrefo, atsigręžti, vartojamas ir atsivertimui įvardinti, atsivertimui, tam teologui. Tai čia apie atsivertimą nešnekėsiu, nes apie tai viską puikiausiai žinot ir labai daug. Bet dabar šiek tiek, jeigu žiūrėti grafiškai, aišku, esmė čia yra tikrai ne fizinis judėjimas, bet jeigu mes skaitom, kaip ten parašyta su visų fizinių judėjimų, tai Marija ateina, pažiūrė į kapą, nėra Jėzaus. Tada jinai atsigrėžia, pažiūri sodininkas, net pažįsta. Tada vėl atsigrėžia, mato Jėzus. Gręžiasi ir dar kartą gręžiasi, reiškia, kad Marija 360 padarė 360 laipsnių atsigrėžimą, ar ne? Pirmasis Marija
atsisuko. Ir originalią graikiškai skamba taip. Estrafe eista opiso. Pažodžiui būtų atsigrėžė atgal. Jie atsigrėžė į praeitį. Ir Jėzaus ten vieną vertus sakytume nėra, jinai verkia, nes nėra praeityje. Kita vertus netgi mato sodininkus, orvidus, mikučius, ką ten bematytų, kas žmonės, bet nemato Jėzaus. Ir tada, jeigu jinai dabar yra atsigręžusi atgal, jeigu jinai labai stipriai vaikšto pas psichologą, pas psichoterapeutą, labai stipriai knisasi savo praeityje, reikia padaryti dar vieną apsisukimą. Ir dar vieną apsisukimą padarysime, atsisuka į priekį. Ir tada pamato Jėzų. Jeigu dabar mes žiūrėtume fiziškai, aišku, tai yra neįmanoma, nes jinai atsigrėžė atgal, ten sodininkas, Jėzus. Jinai jo nepažįsta, tada atsigrėžė ir vėl mato Jėzų. Jeigu filme parodyti, tai biški būtų baisu kaip iš siaubo filmo, kur besisuktum, ten, tarkim, vieną pusę ir kitą, tas iškyla ten bauba. Bet aišku, čia turbūt yra dvasinė mintis apie jos egzistencinį dvasinį judesį. Apie ką jau šnekėjau ir, iš principo, apie ką vien tik išneku. In memoria nėra. Kai nusigrėžė pagalvojau priekį, eik, va, tavo kryptis, ten nepamato Jėzų. Nu ir aišku, antroji mintis, man visą laiką jinai buvo, aš ją prieš 30 metų buvau atradęs ir labai daug ties to buvau staptelėjęs netgi pakutuvėnuose, kad iš principo sakiau, kad iš tikrųjų ten buvo sodininkas. Fizinis, normalus sodininkas. O atsivertimo, prisikėlimo, tikėjimo, įtikėjimo esmė yra sodininko veide atpažinti prisikėlusį Jėzų. Čia tas egzistencija. Tai dabar, aišku, dar pridėčiau dabar dar vieną savo tą aspektą, kad ne praeityje, o nusigręžus į priekį. Ir Jėzus, jis sako, nelaikyk manęs. Net neparašyta, kad jinai būtų kažką dariusi su juo. Nelaikyk manęs, aš dar neįžengiau pas tėvą. Nelaikyk manęs, tai reiškia, ką reiškia laikyti? Laikyti tai yra, kai mes kažką įsimenam, atsimenam ir bandome išlaikyti atmintyje. Ir bandome taip brangiai, mums yra taip brangu, kad, kaip minėjau, mes praktiškai tai padarom stabą. Kaip lengva ir kaip neišvengiama, kaip žmonės ir kaip tai yra natūralu. Kaip tai yra žinduoliškai natūralu. Ta prasme, daryti stabą, nes tai, ką tu turi ir kai tai yra jau artima sava, tau yra saugiau. O eiti priekį, kai tau iš 50. Taip gerai likti prie to, ką jau kaip ir susikūręs, pasidaręs. Čia normalu, mesgi, net paskui ir biologiškai, aš dabar taip bijau kartais, kad tik netapčiau juokingas ir su studentais bendraudamas, nes tas juokingumas vyresnio amžiaus yra tas, kad pastovi pasakoja apie praeitį ir kartais 10 kartų tą pačią istoriją. Tai gal aš dėl to galvoju, čia iš tos baimės dėl to ir pradėjau domėtis mokslinę fantastiką ir dirbtiniu intelektu ir visų žiūriu dabar filmus apie skraidančias lėkštes. O gal net čia buvo Viliaus man žinutė tada. Aš tik nesupratau, jisai ne apie lėkštės man kalbėjo, o sakydavo, būk visada atsigręžęs į ateitį. Aš dar net nebuvau Evangelijų skaitęs tuo metu, dar nebuvau atsivertęs į priekį. Buvau į galą. Ką reiškia tuo metu buvau į galą? Ašgi žiūriu, tuo metu buvau traumuotas paauglys. Kodėl traumuotas? Nes žiūrėjau savo praeitį, mano praeitis labai traumuota, bloga, čia tas blogai. Dieve, koks aš sutraumuotas. Ordas sako, žiūrėk į priekį. Lėkštė čia atskris. Gal čia ta žinutė buvo? Aš nežinau, gal taip iš viso nebuvo. Gal čia pasaka. Kažką galvoju dar sakyti, bet draugų visai nebloga pabaiga čia būtų iš tą vietą, daug pasisakymo. Tai gal sakyčiau, kokios muzikos paklausykim? Iš ateities. Iš atminties? Iš ateities. Improvizuosim. Tai gerai, toliau, kaip sakyt, leiskime čia gerai laiką. Leiskime gerai laiką prisiminimais ir projektais. Ne projektais. Susitikimais. Gyvai susitikimais. Ir, man Milda padėjo. Ir jeigu reikia moralo. Ir neleiskime, kad mūsų praeities atsiminimai mums taptų kliuvinys susitikti gyvą žmogų čia ir dabar.
Gera, tepk apie jį. Brausim. Pagalės informaciją gauti kažką.
Pabusk mano siela, pabusk mano širdie. Kelkis, nebemiegok, Dievui giedok. Laikas, jau rytas aušta. Pabusk mano siela, pabusk mano širdie. Šlovink savo Dievą, gyvybės davėją, jis vienas vertas šlovės. Šlovink savo Dievą, gyvybės davėją, jis vienas vertas šlovės. Pabusk mano siela, pabusk mano širdie. Ir nepamiršk, kiek Dievas tau gero padarė. Laikas, jau rytas aušta. Pabusk mano siela, pabusk mano širdie. Dar šlovinsiu savo Dievą, gyvybės davėją, jis vienas vertas šlovės. Šlovinsiu savo Dievą, gyvybės davėją, jis vienas vertas šlovės. Pabusk mano siela, pabusk mano širdie. Kelkis, nebijok, Dievui giedok. Laikas, jau rytas aušta. Pabusk mano siela, pabusk mano širdie. Šlovink savo Dievą, gyvybės davėją, jis vienas vertas šlovės. Šlovink savo Dievą, gyvybės davėją, jis vienas vertas šlovės. Dviejų žodžių. Pirmas, čia ir kita karalystė. Paskiau antrus, čia tave eilyn. Į trets dažniau atvažiuok. Tai dar apie choralą, ten tiksliai neatsimenu, bet apie, kad į choralą gilintis. Tai va, prisiminkim Vilių. Pirmas eilėraštis bus Skiautė.
užskiautę dangaus, žiogų ganytojo vežime. Atidavė visą savo turtą. Vėjo nuplakta saldinė kriaušė ir baltą karvę atrasta miške prieš 7 metus. Išėjai nuogas kaip Jobas per pačią pilnatį, dilgėlių megztinių. Išėjai nuogas dilgėlių megztiniu, išėjai nuogas, išėjai nuogas dilgėlių megztiniu, išėjai nuogas, išėjai. Paveiti daunas pakolėlį, dykumų paukštėlį, akmens pasagelį, balts dangaus luopenėlį. Žaliasis lapėlį, salėdesis veigėlį, minkštasis kapėlį. Žaliasis lapėlį, salėdesis veigėlį, minkštasis kapėlį. Žaliasis lapėlį, salėdesis veigėlį, minkštasis kapėlį.
Na užmirštuolėlių žydromė, vandenelis skaidromė, obuolėlių skanomė, ronkelių geromė, samanėlių tylomė, samanėlių tylomė, samanėlių tylomė. Dėkui, audrite dabar. beveik mes visi galvojam, kad čia pats Vilius parašė. Tai dabar... O mano Dievas, aš tvarinys, tu mano tėvas.
skaistumas, aš visas dėmėtas, bet aš laimingas, tavim tikėdamas aš laimingas. Tu mano saulė, aš tik spindulėlis, tu okeanas, aš jo lašelis, bet aš laimingas, tavim tikėdamas aš laimingas. Tu amžinybė, aš tik valandėlė, tu meilės ugnis, aš tik kibirkštėlė, bet aš laimingas.